Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi tinklalaidė Yra kaip yra ir nėra kitaip. Primenu visiems savo vardą, tai aš esu Indrė. Aš esu Aurelija. Sveiki, aš Andrija. Sveiki, aš Viktorija. Ir šiandien mes susitinkame jau berods 4. kartą. Labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad jau turbūt turime ir nuolatinių klausytojų, kurie laukia mūsų šitos laidos ir mūsų šitų pablevizgojimų apie knygas, kurie ir mums pačioms labai smagus. Ir tikimės, kad ir šita mūsų laida jums patiks. Labai gražiai pradėjai. Labai gražiai. Aš pasistengiau. Jo, tikrai labai malonu matyti augančius skaičiukus. Aišku, labai faina, kai dar mus ir paseka, kokiam Spotify ar YouTube palaikina, tai vis tiek ir nuo šitų dalykėlių ir kiti žmonės tada pamato labiau, kai veiksmas vyksta. Tai labai labai džiaugiamės ir labai dėkojam. Ir linkim atvesti vis dar daugiau ir daugiau naujų klausytojų, nes kuo daugiau žmonių klauso, tuo mums smagiau. O aš tai labai džiaugiuosi, kad visi 2 klausytojai, tiksliau 2 klausytojai sudalyvavo mūsų konkurse. Skaičius mažas, pagal tai, kiek mūsų klauso, aš manau, kad skaičius yra labai per mažas, bet mes nutarėm, kad apdovanosim abi komentatorės, kurios komentavo po mūsų praeitą tinklalaidę ir rekomendavo savo mėgstamus detektyvus, tai gal aš jas iš karto ir paskelbsiu. Tai Valerija Ardzevičiūtė Maksvytienė, ji rekomendavo knygą Vaikas 4.4. Ir Gintarė Mažeikienė, kuri rekomendavo Kriso Karterio detektyvus. Tai jūs būtinai, damos, susisiekit su mum, užeikit į jaunimo erdvę ir mes įteiksim jums knygas. Prizus. Prizus. Gal dar kažką rasim pridėt. Šypseną. Pavyzdžiui. Čia dabar toks ne į temą pastebėjimas, bet praėjusio podcast'o metu rekomendavau paskaityti knygą iš Afrikos. Tai gavom ne tik knygas, bet jaučiu ir karščius tokius afrikinius. Aha. Geras pastebėjimas. Bet man tai nėra, kad nepatiktų. Tai čia niekas apie tai ir nekalba, aš Tai kalbu gerai. apie Indrę. Ne, tai viskas gerai, jūs manim pasirūpinot, jungiat kondicionierių, aš dabar galiu gyventi, galiu šnekėti, galiu diskutuoti apie knygas, viskas kontroliuojama. Tai gal ir pradėkim tą diskusiją nuo to, ką perskaitėm per šitą laikotarpį, kuomet buvo tas tarpas tarp vieno įrašo ir kito. Tai galiu pradėti. Šiaip, manau, šį mėnesį paėmus visą nuo pirmos dienos, nors mes ten apie pirmą knygą, kurią perskaičiau, jau kalbėjau praeitam kartą, bet perskaičiau beveik 6 knygas. Tai manau, visų laikų rekordas. Nemanau, kad esu tiek daug perskaičius. Tai šiaip džiaugiuosi, kad vis auga skaičius knygų perskaitytų ir perskaitytų puslapių skaičius. Tai kaip ir minėjau praeitą kartą, kad planuoju skaityti popiežiaus Leono 14 enciklinį laišką, tai aš jį ir perskaičiau. Jis vadinasi Magnifica Humanitas, apie žmogaus asmens apsaugą dirbtinio intelekto laikais. Tai džiaugiuosi, kad perskaičiau. Aišku, nebuvo toks dalykas, kokį esu kažkada anksčiau skaičius. Tai kadangi negalėčiau nei knyga pavadinti to, nei kažkokios, tai galbūt labiau į esės primintų, bet rašo popiežius ten apie dirbtinį intelektą, apie jo grėsmes mums kaip žmonėms, mums kaip pasauliui, mūsų aplinkai, gamtai ir kalba apie, kad kažkas turėtų prisimti atsakomybę už tai, ką tas dirbtinis intelektas ar nedaro ir kaip jis mums galbūt kenkia ir panašiai. Tai manau, gera būtų paskaityti, bent jau galbūt kažkokias ištraukas daugumai. Tikrai įdomių dalykų pasakoja ir aišku, tai viskas eina per Dievas, Jėzus Kristus ir panašiai, ką bažnyčia turi apie tai pasakyti ir visą tą dalyką. Bet nėra taip, man kaip ne labai religingam žmogui, tai neatrodė, kad kažkaip per daug spaudžiama ta religijos pusė viso to. Tai vat. Po to perskaičiau Auschwitzo tatuiruotoją, tai aš skaičiau į anglų kalbą, tai The Tattooist of Auschwitz, Heather Morris knyga, bet apie tai mes kalbėsim vėliau. Ir tada tokiam įtarpui šiek tiek kažką lengvesnio perskaičiau Beyond the Gender Binary, parašyta Alok Wade Menon. Lietuviškai tai verstusi maždaug už lyties binariškumo ribų, tai tokia trumputė mažytė knyga, bet tikrai, manau, pradmeniai, kam būtų galbūt įdomu paskaityti apie tai, kaip lytis nėra binariška ir apie trans žmonės ir panašiai, tai taip labai trumpai, aiškiai
per asmeninės patirtis papasakoja Alok apie visą tai. Tai taip pat perskaičiau The Alchemist, Alchemiką Paulo Coelho. Tai šitą knygą skaičiau savo anglų kalbos knygų klubui. Tai apie ją pašnekėsim mes dar su klubu kaip tik rytoj. Tai bus įdomu sužinot, ką jie apie tai galvojo, o apie šitą knygą taip pat šiek tiek vėliau pakalbėsiu, savo nuomonę pasakysiu. Ir 5, tai dar aš jos nepabaigiau, bet šiandien planuoju pabaigti, kad mėnesio vis tiek pabaigai. Tai Kairo knygynas, parašytas Nadijos Pasef. Tai apie šitą knygą taip pat pakalbėsiu vėliau. O kaip dar tavo ta stora Kankinasi. fantastinė A Day of knyga? Fallen Night. Miega pas mane spintelėje, ji vargšė, verkia ir prašosi būti Pas jūs paimama. santykiuose krizė? Ar Pas pauzė? mus pauzė. Aš tikiuosi, dar ne krizė, bet labai tikiuosi šiek tiek galbūt atostogų metu pagaliau ją paimti ir paskaityti, nes aš esu dabar užstrigus pusiaukeliai, kaip tik maždaug 400 kažkuriam puslapį esu. Tai taip ir neturiu laiko net porai puslapių perskaityti, jos paimti, bet labai labai tikiuosi vis tiek šiais metais ją perskaityti. Indrė nieko neprimena? Labai primena, aš dabar kaip tik į porą dienų neturėjau ką skaityti ir vis tai pažiūrį į lentyną, ten ta Karas knyga, kur likę 50 puslapių. Nu, ten tikrai galima vienu prisėdimu net juos perskaityti. Ir tada sumastau, kad aš atsiversiu žurnalą geriau paskaityti. Tai ją tiesiog pabaig. Jo, ją reikia tiesiog atsiversti ir pabaigti, bet matyt kažkaip. Ne tas laikas, reikia to momento jai dar išlaukti. Aš tau turiu mintį, kai bus kitas kartas, kai tau reikės duoti iššūkį. Duot pačiai savo iššūkį, neperskaityti. Ir mums gali duoti, perskaityti. Atsiprašau, prie ko čia mes? Ne, gal visai ir įdomu pabaigti kažkokią knygą, kurią pradėjai galbūt seniai kažkada skaityti, bet nedaug jau yra likę, tai galbūt visai ir neblogas būtų. Šiaip Derinys. idėja. Ir labai geras jausmas būna, kai ją pabaigi, nes pas mane labai ilgai prie lovos kankinosi Sinuhė egiptietis, bet Indrės dėka aš ją kažkaip vėl pradėjau skaityti ir pabaigiau. Aš kažkada, kai buvau nutarus savo metus iššūkį Šunširdį Bulgakovo perskaito originalo kalba, tai aš tikrai to žodžio prasme šojau šampaną, kai ją pabaigiau. Nes ten terminologija, ta rusų kalba, ta kirilica visa, yra žiauriai sunku skaityti tikrai ir taip. Ir dar ne tik, kad perskaityti, bet ir suprast, ką tu skaitai, nes turinys nėra lengvas tos knygos. Ir ten ir medicininiai tie terminai. Tai aš jau labai savim didžiuojuosi vis dar. Mes tavim irgi? Ačiū. Aš manau, kad šitą knygą lietuviškai perskaityti yra iššūkis, o kad Jo. rusiškai ir dar kirilica, tai aš net nekalbu. Tai va, taip aš šaunuolė. Tai teska, kokį žurnalą skaitai. Ten nieko, happy, naujas numeris išėjo, tai nusipirkau ir norėjosi ir pavartyti jį. O šiaip tai, kai Andrė pasakė, kad perskaitė 6 knygas, aš pagalvoju, aš perskaičiau 3, bet kadangi čia praėjo nepilnas mėnesis, tai net aš tom 3 knygom labai didžiuojasi, nes šiaip ir taip gavosi į savaitę po knygą, tai skaitau šiaip labai neblogai. Aišku, kai Andrė pasakė apie 6, tada buvo toks, bet gerai. Tai viena knyga buvo Freida Makfaden, Nekviesta viešnia, tai čia Tarnaitės autorė. Nebūčiau gal rizikavus skaitytos knygos, jeigu nebūčiau internete mačius labai gerų atsiliepimų apie ją. Tikrai buvo geri atsiliepimai ir visi geri. Ir kažkaip tai, kadangi atostogom norėjau kažkaip savo knygą labiau vežtis, ne iš bibliotekos, aš ją nusipirkau tiesiog, nes mes dar jos neturime ir perskaičiau. Ir net nežinau iš tikrųjų, iš tų komentarų ir atsiliepimų aš tikėjausi žymiai geriau, tikėjausi, kad tikrai bus labai geras užkabinantis detektyvas. Knyga skaitosi gana lengvai, pati mintis irgi visai jos tokia originali ir nebloga, bet kažko pritrūko tai knygai. Galbūt net sakyčiau, atomazga geresnė nei kulminacija, kas irgi dažnai, gal retas reiškinys knygoje, nes dažnai tai būna kulminacija, ta, kuri mus sujaudina, pagauna, o čia kulminacija tokia labai buvo numanoma, o atomazga jau tokia šiek tiek įdomesnė, kažkiek gal ir papildė tą visą istoriją ir bent jau nepaliko to jausmo, kad knyga neišbaigta, kaip ir tas epilogas sudėliojo tuos taškus ant i, kaip ir viskas neblogai.
Tai va, nežinau, kam reikia atostogom lengvo detektyvo, iš kurio nenori kažko per daug, kažkokio, kad labai reiktų sukt galvą ir gilintis, tai tinka tada tikrai. O kita knyga buvo iššūkio knyga, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Aurelija primetė tokį iššūkį, nes perskaičiau tikrai gerą knygą, nubraukiau ne vieną ašarą ir labai džiaugiuosi tikrai, bet irgi nenoriu dar kol kas labai daug apie ją pasakot. Na ir aišku, skaičiau taip pat Aušvico tatuiruotoją, apie kurį taip pat vėliau pakalbėsim. Taip, pilnai perskaičiau 5 knygas, dabar skaitau 6, bet dar labai nedaug paskaičiau. Tai pabaigiau knygą, kurią buvau dar tik pradėjus ano įrašo metu, tai yra Nepaprastieji Viktorijos Švab, apie žmonės, kurie patyrę klinikinę mirtį įgauna stebuklingų galių. Ir kaip vienas iš tokių stebuklingų galinčių turinčių vyriškis pradeda medžioti kitus, kad pasaulyje neatsirastų geresnių, turinčių kažkokių sugebėjimų ir tais sugebėjimais besinaudojančių. Šiaip knyga tikrai nebloga vien dėl to, kad priverčia susimastyti, kas tokioje situacijoje yra teisus. Ar tas, kuris medžioja, pats toksai būdamas, ar tie, kurie tiesiog gyvena, lyg tai nieko blogo nedarydami, bet turėdami kažkokių va tokių sugebėjimų, kurių neturi kiti žmonės. Knyga tikrai fantastinė, tai kas nemėgsta, nerekomenduočiau, kadangi vis tiek yra tokio atitrūkimo nuo realybės. Taip pat perskaičiau Sajakos Muratos Išnykstantis pasaulis. Tokia keista knyga. Tokia keista, kad reikėdavo kartais ją trumpam pasidėti, pasivaikščioti ir tada skaityti toliau. Irgi visiškai distopija apie tai, kaip Japonijoje sumažėjęs gimstamumas, apie tai, kad romantiniai santykiai tarp vyro ir žmonos yra negalimi, jie turi turėti meilužių, jeigu nori patenkinti kažkokius lytinius poreikius, nes tarp šeimos kraujomaiša kaip ir yra iškreiptas dalykas. Ir labai kontroliuojamas vaikų gimimas. Kitaip sakant, gimsta vaikas, vaikus visus surenka į tokias kaip vaikų auginimo vietas ir tie vaikai tampa bendra nuosavybė visos šalies. Ir visi yra tėčiai, visi yra mamos ir po darbų, po kažkokių ten veiklų vakarais eina su tais vaikais žaisti ir kokį vaiką gauna tą ir ten prižiūri, su tuo užsiminėja. Tikrai labai keista knyga. Ir aš dažniausiai turiu vieną skaitytoją, kuriai tokias japoniškas knygas vis perleidžiu po savęs, šį kartą nedrįsau to daryti, kadangi nežinau, kaip žmogus sureaguotų į tokią pasiūlytą knygą. Taip pat skaičiau Šakinę teisės knygą Žiauriausi 21 amžiaus serijiniai žudikai. Tai aprašoma lyg tai 12 ar 14 serijinių žudikų, kurie siautėjo nuo 1990-ųjų ir vėlesniais laikais. Tai gydytojai, seselės, policininkai, kunigai tie patys. Ir labai trumpai perbėgama apie tai, kada buvo sulaikytas, kaip žudė, kiek nužudė, kodėl žudė, psichologinis įvertinimas. Ir tada trumpa istorija, kaip visas tas jo, nusikalstamas veikimas vyko ir nuo kada vyko, iki kiek vyko, kaip buvo sulaikytas ir kaip išsidavė. Perskaičiau Claire Chambers Drovios sielos apie psichiatrinę ligoninę, apie vyriškį, kuris buvo tetų auginamas paslėptas, kad niekas nežinotų, jog jis yra ir iš jų netimtų, bet tetai mirus tas vyriškis nematęs pasaulio patenka į psichiatrinę ligoninę ir kaip meno terapija jam padeda. Šiaip tikrai labai graži knyga. Nenoriu labai daug pasakoti vien dėl to, kad tikrai tą knygą rekomenduosiu skaitytojams, kurios ateina rinktis, kadangi galima ir šito išmokti ir galima kažkokių gerų emocijų pasisemti. Tai knygą tikrai vertinu ganėtinai neblogai. Ir po geros knygos paėmiau Robin Sharma Kas verks, kai tu mirsi, tai aš nemiriau, bet ją skaitydama verkiau. O kodėl tu ją skaitai, tu man dabar pasakyk, nes man tokia toks darbas. Nes mano toks darbas. Nes tokia ne tavo stiliaus knyga, kad net labiau nesugalvočiau. Bet mes su Aurelija neįdam lengviausiai keliais ir mes ją išsirinkom. Kaip iššūkį savo metėte. Kalėjimo knygų klubui. Taip. Nu dabar suprantu tada, Toks mūsų darbas. Jo, paaiškinot, nes šiaip tai tikrai labai tokia knyga, kur aš žinau šitą autorių, bet labai man ne Aurelija. Visiškai ne mano ir aš ją skaičiau ir kad jūs žinotumėt, kaip aš nervinausi. Nes faktiškai ta knyga yra skyriai. Skyrius po puslapį, po pusantro, 3 jau maksimum. Ir faktiškai pusė skyriaus yra skirta aprašymui, koks jis yra fainas, kaip žmonės jam rašo laiškus, skambina, siunčia faksą. Kaip jis gerai pavarė. Tas Šarma pats taip rašo, taip, apie save, kad jis, jau blitz asmenybė. Nerekomenduoju. Bet man reiks, supranti.
O tada jau kita skyriaus dalis skirta kažkokiem tokiem minimaliem pamastymam, kurie dažniausiai baigėsi tos pradžios pratęsimu apie tai, kad, nu, jis žiauriai fainas. Tai tikrai, ta prasme, visiška tragedija. Ir aš nežinau, kodėl tas autorius vienu metu buvo toks populiarus, kodėl žmonės taip skaitė jo knygas, ėmėsi kažkokios saviugdos, nes viskas, ko ten gali pasiimti, tai kaip tap narcizu ir kaip visur pasakot apie save gerai. Tikrini įvertinimą, man atrodo, gana neblogas. Ne, aš tiesiog norėjau pasižiūrėti tą anglišką pavadinimą, nes atsimenu, kad ten kažkas buvo apie The Monk, tai va jo, The Monk Who Sold His Ferrari. Tai čia to paties, tik tai Ferraris pirma knyga, o šita gaunasi gal trečia pagal eiliškumą ar ketvirta. Kad ir pačioj knygoje jis pasakoja, jog Ferraris išgelbėjo daug žmonių gyvybių. Kaip... Nu, kokią gerą knygą parašiau, ale? Aha, kokią gerą knygą parašiau, kaip tam pakeitė visiems gyvenimus ir panašiai. Dabar tu man sakai, nuotika, aš tai pas mane irgi stovi. Bet jį ten 100 kažkiek puslapių skaitosi greitai, o jeigu pramėtysi tas dalis, kuris fainas, tai liks iš vis ten kokie geri 7 puslapiai. Bet vad Goodreads atsidariau, nes mačiau, kad tu 1 žvaigždutę įvertinai, bet atsidarius pirmos 3 populiariausias įvertinimai, apžvalgos, tai yra su 1 žvaigždutė. Tai... Bet tikrai, ta prasme, aš nejuokauju, net jeigu tai ne mano knyga, ne mano stilius, jie yra ne kažką. Nes man atrodo geriausia jo knyga ir yra Vienuolis pardavė Ferrario, visa kita, tai tas pats per tą patį, aš kiek iš kitų girdėjau skaitytojai, tas pats per tą patį, tik kitais žodžiais nepasako nieko naujo ir kad vynioja tą patį per tą patį, nu ir va, dar, kaip tu sakai, pridėjo dar tą, kad koks jisai fainas. Aha. Taip, dar trūko, kad savo nuotraukų pridėtų ir būtų vainikavę viską. Nu, bet apie tik knygą ir ant nugarėlės yra. Teisingai. Ir dabar skaitau, bet kaip minėjau, dar nedaug perskaičiau, dabar turiu pavardę ištart. Dulgun Tsogbadrach. Tai yra mongolų rašytoja ir knyga vadinasi Autentiška Mongolija, Authentic Mongolia. Apie šalį, jos istoriją, apie kraštovaizdį, apie maistą, apie gyvūnus. Žodžiu, toks mažas gidas apie Mongoliją. Tai va, jau praėjau istorinę dalį, apie Čingis Chaną pasiskaičiau, apie revoliucijas, apie tai, kaip Mongolija buvo į sovietų įtaką patekus, o dabar perėjau prie kraštovaizdžio, kas labai smagu skaityti. Nu, aš tai mažiausiai perskaičiau, bet neliūdžiu, turėjau ką veikti ir be to. Jo. Turiu gyvenimą. Šiaip jau priešingai nei mano kolegės. Ką čia bandai pasakyti apie mus? Ne, nieko. Tai va, tai aš pabaigiau tą Dievas visada keliauja inkognito ir tai gal nebūtinai iki galo. Pabaigė kabutėse. Nu taip, bet jau tas klubas įvyko, susitikimas, mes jau apie jį pakalbėjome, viskas duota 1 žvaigždutė ir pamiršta, nes tikrai labai nieko gero. Ir dabar skaitau, irgi, vat, kad skiemenuosiu kaip Aurelija, reikia ištart, Chimamanda Ngozi Adichie Americana. Knyga 600 puslapių. Skaitosi šiaip jau lengvai, bet labai sunku skaityti prieš miegą, nes tai labai sunki. Sunku laikyti va 600 puslapių. Tai taip sunki. Taip sunki. Jo, vat, kaip iš mūsų to rilso, tai fiziškai sunki. Čia tas atvejas, kaip fiziškai sunki. Tai įdomu, perskaičiu dar tik tai 100 puslapių, bet skaitosi lengvai, istorija įdomi, kol kas vis dar įvedinėjama į tų pagrindinių veikėjų gyvenimus, į jų tą virsmą žmonėmis, kurie yra jie dabar. Tai įdomu, labai įdomu, apie tai irgi truputį vėliau. Ir serialų irgi šį kartą nežiūrėjau, ir filmų nežiūrėjau, ir nieko nežiūrėjau, nes buvau lauke ir deginausi. O futbolo čempionatą galima skaityti kaip kino filmą? Taip. Galima. Na, ir šito nežiūrėjau. Na, aš viena akim, nes ne viską ten suprantu, bet visai kartais aš būna tai irgi įdomu suprantu, pažiūrėt. kuris gražus, kuris ne. O girdėt Japonijos dainelę Samurai Blue? Viktorija priverčiu paklausyti. Taip, aš Dar buvau priversta ir Bet man girdėjau. gaila, kad vakar japonai nepateko, nes labai apylygė buvo kova su brazilais ir iš tikrųjų net šiek tiek norėjosi, kad brazilus pamokytų, nes jie tokie užrietę nosį, mesgi žinom, kad jie gerai žaidžia, bet japonai labai buvo su potencialu ir net būčiau norėjus, kad brazilus būtų išsiuntę namo, bet ten paskutinę minutę įmušė kažkoks brazilas, tai toks buvo,
Man taip pačiai, nes aš labai už juos sėjau. Jo, ir mano senelis, čia labai dabar nei tema intarpas galės Andrija iškirpti, jeigu ką, bet jisai kaip buvęs futbolistas, tai labai mėgsta futbolo čempionatus ir labai ten įvertina visai tas komandas, tai sakė, japonai labai gerai žaidžia, sako, tikrai, sako, nu ta prasme per tiek metų jie sako labai gerai, išvystė žaidimą, patobulėjo, tai jisai sakė, aš, sako, sergu už japonus, tai turbūt vakar irgi liūdėjo. Ir reikia nepamiršti, kad Japonijoje futbolas nėra toks populiarus kaip beisbolas. Didžioji dalis japonų būtent į beisbolą traukia, jeigu tik yra galimybė. Nu va, tai čia irgi taip tada visai daug ką pasako, kad turbūt jų tas ryštas ir užsispyrimas va ir futbole duoda vaisių, kad jie tokie atsakingi, užsispyrę, matyt, darbštus, dirba tą linkmę ir... Nu, aš tik žinau, kad Dainava gerai pažaidė, čia neseniai tai girdėjau net labai iš stadiono, kaip skandavo ir ten mačiau, kad... Ir fejerverkai ten. Jo, tai šaunuoliai. Kas apie fejerverkas, kas apie Dainavą, kas apie čempionatą. Nu, taigi čia Dainava irgi futbolas. Nu taip. Apibendrinant, laukiam Dainavos kokiam nors čempionate, rimtesnėme. Tai jau kyla dabar jau čia jie... Tik Andrija tokias knygas fantastinės skaito. Ar čia mes tiek pasieksim? Nu, tu prasme, būkim realistės gal ką? Ne, Dainava, jėga, čia nereikia saviškių nuvertinti. Nu, taip palaikom, bet realybė yra. Čia viskas per tavo naują tatuiruotę. Nebūtum jos pasidarius. Nebūtų laimėję. Taip, viskas, aš viską nulėmiau, turėtų man padėkoti ir dar vieną megztuką padovanoti. Dzūkų tankų priešakiniai linijoje. Taip. Tavo vieta jau rezervuota. Fantastika. O iš filmų ar serialų, tai aš kelis filmus pažiūrėjau, tai greitai tik paminėsiu Kane Parsons filmą Backrooms, žiūrėjau kino teatre. Labai keistas filmas apie tokius kambarius, backrooms, ir lietuviškai taip ir vadinasi šitas pavadinimas, tai apie tokius kambarius, kur žmonės nuklysta ir jie tokie visokie nesąmoningi ir žmonės juose pasiklysta ir nežino kaip ištrūkti arba žino kaip ištrūkti, bet vis tiek eina atgal. Tai šitas visas prasidėjo nuo YouTube'ės video, dabar išaugo iki filmo, tai buvo įdomu pasižiūrėti, nes labai visi gyrė. Tai šiaip, labai keistas, bet šiaip patiko man tas filmas kažkaip taip. Ir tada dar žiūrėjau taip pat kino teatre Steveno Spielbergo naują filmą Tiesos diena. Tai iš pradžių išėjus tai buvo tokia euforija, kad wow, koksai nuostabus, nerealus filmas. Labai pakerėjo Emily Blunt vaidybą, bet tada kuo daugiau pradėjau galvoti, tai tuo mano vertinimas krito, nes pasigedau. Tai kažkaip viskas labai taip abstraktu atrodė ir ten tie ateiviai tokie kažkaip, nelabai galbūt įtikino visą tai, bet vis tiek džiaugiuosi, kad pamačiau kino teatre šį filmą ir taip pat su savo kino klubu žiūrėjom 3 Ghibli studijos filmus, Tales from Earthsea, kuris mums nelabai patiko. Žiūrėjom Grave of the Fireflies, tai buvo daug ašarų. Bet aš tau sakiau, kad verksit. Tai ir jie žinojau, tie, kurie ir žiūrėjo, buvo matę, bet vis tiek susitraumuot norėjom visi kartu. Tai šitą rekomenduočiau iš šitų, kad ką žiūrėjom. Ir taip pat Castle in the Sky, tai taip pat, man atrodo, šitų 3 filmų, tai man labiausiai šitas patiko. Vis tiek ir tokio veiksmo, ir humoro, ir tikrai, aplamai, tai ir šitą ir tą praeitą 4 iš 5 įvertinau. Ir taip pat pradėjau žiūrėti Auschwitzo tatuiruotojo The Tattoos of Auschwitz serialą, bet apie tai vėliau. Tu, kai pradėjai kalbėti apie filmus, tai aš lyg praėjusį savaitgalį žiūrėjau korėjiečių filmą Nutildyti. Tai apie vieno miesto vaikų namus, tiksliau kurčiųjų mokyklą, kur labai daug našlaičių buvo. Ir apie tai, kaip mokytojai seksualiai išnaudojo, mušė tuos vaikus ir gana nemažai dėmesio buvo skiriama teisiniam procesui. Pradėti reikėjo turbūt nuo to, kad tai yra tikrais faktais paremtas filmas. Visi tie personažai, veikėjai turi tas tikras asmenybės, pagal kurias sukurti. Tai labai žiaurus filmas iš tikrųjų. Ir liūdnoji dalis ta, kad iš tikrųjų nemažai ten dalyvavusių mokytojų išsisuko dėl melagingų parodymų, dėl advokatų atsainumo ir tik pasirodžius filmui dar kartą buvo persvarstytos bylos, biškutį pasikeitė ir nuosprendžiai, nes pavyzdžiui už tai, kad vaikas sutraumuoja iki tiek, kad jis palenda po traukiniu, tau 3 mėnesius laisvės atėmimo, tai yra ganėtinai menka bausmė.
Tai iš tikrųjų filmas labai labai rimtas, ganėtinai liūdnas, žiaurus, bet jei kažkam norisi tikrai kokybiško kino, tai rekomenduoju. O va tas filmas, nu, vat, paminėjai, kad paremtas tikrais įvykiais, tai tas nors ir animacinis filmas Grave of the Fireflies, bet taip pat yra paremtas tikra istorija. Istorija vyko Antrojo pasaulinio karo metu ir tai tragiška istorija ir animacinis filmas, bet tikrai nėra tik vaikam ir labiau galbūt tai ir būtų suaugusiem, tai žinant, kad tai iš tikrųjų, nu galbūt taip, fikcinė, paremta tikrais įvykiais istorija, bet tikrai labai žiauru ir liūdna ir labai gaila žiūrint tą filmą. Tai tada mes pereisim prie kito tikrais įvykiais, tikra istorija paremto dalyko, tai yra Aušvico tatuiruotojas. Aš galiu iš karto pasakyti, kad Viktorija man neleido kalbėti. Aš tai norėčiau iš karto pasakyti, kad norėčiau, kad Viktorija pirmą pakalbėtų apie tai. O gal mane kaip tik pasilikti pabaigai, nes man patiko. Ne, tai aš kaip tik galvoju, kad tau geriau pirmai pakalbėti, nes mes tada... Jūs manęs neperkalbėsite. Ir Indrei visai patiko. Tai mes čia pasidalijom. Tai gerai, Indrute, mes galim pasikalbėti tada. Tai jūs jo pasikalbėkit, o mes tada pasikalbėsim. Jūs paklausykit, jūs patylėkit šiandien. Bet taip, man Aušvico tatuiruotojas, aš jau skaičiau prieš keletą metų, man labai patiko. Ir kažkaip turbūt galvoju, kad nuo Aušvico tatuiruotojo aš užsikabinau būtent ant tos temos ir skaičiau labai daug, kol čia prieš kiek, Aurelija, tu gal atsimeni laiko, prieš metus, prieš 2, kur aš jau sakiau, kad jau gana reikia stabdyti. Praeitą vasarą, man atrodo, čia buvo šito krizė. Prieš metus, nes jau kai pasiekėm, bijau supainiot pavadinimus, bet man atrodo Aušvico lopšiniai, jau kur rašė apie daktaro Mengelės akių obuolių sienelę, nes ten neva tai tyrė genetiką ir kaip akių spalva keičiasi, kaip galima genus keisti ir panašiai, nu žodžiu, tokius dalykus. Ir jisai iš tų ištremtų žmonių, mirusių žmonių, išsilupdavo tuos akių obuolius ir pasidarė sienelę. Buvo taip, jau to gal man buvo per daug ir aš jau tada Aurelijai sakiau viską, žinok, dabar kol kas aš stabdau, nes jau per daug ir aprašyta gal buvo taip labai paveikiai, kad dar mano vaizduotė nepadėjo man šitam reikale ir man jau tikrai buvo per daug. Bet šitą temą man labai įdomi, skaičiau ir Cilkos kelią ir dabar pasidėjus, bet kadangi turiu dar 500 puslapių, tai dar laukia eilėje 3 seserys, ką irgi visai galvoju, kad norėsiu perskaityti. Tai man irgi Aušvico tatuiruotojas visai patiko, gal 10 balų ir neduočiau, nes, nežinau, buvo gal ir trūkumų toj knygoje, bet visumoje kažkaip tai istorija tikrai paveiki, pabaigoje aš tikrai apsiverkiau, kažkaip susigraudinau, kaip netikėta. Aišku, reikia mėgti tokio tipo knygas, reikia, kad turbūt būtų įdomu tokie įvykiai, kaip aš sakau, istorijos neištrinsi ir kartais ir gerai, kad apie tai ir toliau kalbama, rašomos knygos, nes, turim ir mes, ir mūsų vaikai, ir anūkai, ir taip toliau, žinot, kas ten įvyko, nepamiršt tokių dalykų ir taip toliau. Ir parašyta tikrai taip, kad skaitosi lengvai, labai įtraukia. Aš iš tikrųjų tą knygą beveik perskaičiau vienu prisėdimu, galima sakyti, per vieną vakarą. Tai tikrai jau labai bijojau, kad nespėsiu šitai tinklalaidį perskaityti. Jau skundžiausi Aurelijai, sakau, nežinau, ką reiks daryti, jeigu aš jos neperskaitysiu. O tiesiog sekmadienį nenorėjau per tokį baisų karštį eiti lauką, prisėdau ir perskaičiau šitą knygą. Tai tikrai, pavyzdžiui, mano sesė sakė, kad jai čia viena iš top 3 apskritai skaitytų knygų. Aišku, jin tiek daug neskaito kaip mes, ar kaip kokia Aurelija apskritai, bet sakė, jau čia jai knyga, kur pakeitė tiesiog jos iš vis požiūrį į knygą, sakė. Aš nuo šitos knygos, sako, aš apskritai pradėjau daugiau skaityti, nes, sako, mane tai paveikė stipriai. Aš, kadangi jau prieš tai buvau skaičiusi, keletą tokio irgi tipo knygų, kaip Prarasta žmona, Berniukas dryžuota pižama, gal dar kažkokie, tai aš jau maždaug ir žinojau, ko tikėtis, aš žinojau, kas bus ir apie tą Mengelę jau buvau girdėjus, nors ten irgi Aušvico tatuiruotojuje užsimenama apie jo eksperimentus, apie jo nusikaltimus, tai buvau primiršus ir vėl iš naujo tiesiog, pakraupau, kaip taip gali būti, kaip iš vis vyko tokie dalykai, kaip žmogus gali būti toks žiaurus, o šiaip visumoje man ta knyga gal labai
pagrindinė mintis, kuri man ten labiausiai patiko, kad net ir sudėtingomis aplinkybėmis, kokios jos bebūtų žiaurios, traumuojančios ir visokios kitokios, žmonės nepamiršo būti žmonėm. Ta prasme, mane labai žavėjo ir jaudino tie kai kurie smulkus ir maži jų poelgiai, kurie tiesiog darė tą jų kasdienybę lengvesnį ir tiesiog kartais net leido išgyventi iki kitos dienos. Tai man ta knyga kažkaip atvėrė suvokimą, kad jie galėjo lygiai taip pat sužvėrėti kaip ir tie SS karininkai, bet dalis jų vis tiek išliko žmonėmis, padėjo savo draugam, padėjo iš vis nepažįstamiem tiem žmonėm, padėjo vieni kitiem, dalijosi maistu, gelbėjo, kad nuo mirties, kad ten nesudegintų tose kamerose. Tai, man va šita tos knygos mintis ir buvo turbūt svarbi labai. Ir tas gal ir padarė tą knygą tokią jautresnę. Ne tik tai, kad tie žiaurūs faktai. Ir kažkas, aš dabar kalbu ir aš negaliu žiūrėti priešais tas dvi mimozas mūsų, nes jos vaiposi. Nesivaipom dar, mes gerbėm jūsų nuomonę ir mes klausom. Bet aš jau norėjau padaryti Anabelės veidą. Jūs jau per daug garsiai vartot akis, ypač Aurelija. Jūs, žinok, pagalvoti reiks, kaip primažinti tą Aurelijos akių vartymo garsą įraše. Čia dėl to ir ūžia, jeigu girdėsit ūžėsi, tai čia žinokit nuo vartymo akių. Tai va, aš žiūrėjau ir serialą, bet gal apie serialą truputį vėliau, nes ir Andrija žiūrėjo ir man knyga ir serialas man pasirodė labai skirtingi, kaip ir siužeto linija ta pati, kaip ir temos tos pačios, pavadinimas tas pats, bet iš kitų kampų pažiūrėta turbūt. Tai gal vėliau, tai dabar jau sakykit, Žiežulos 2. Ne, tai kodėl? Viskas gerai? Aš Aurelijai iš tikrųjų liepiau nekalbėti. Man Aurelija jau sakė, kad jai priliepta atsargiau, bet galbūt, tai kadangi tu seniau šiek tiek skaitai, tai gali pradėti. Pabandyk taktiškai. Aš bandysiu taktiškai su didelėm pauzėm, kad neišliektų koks negražus teiginys. Iš tikrųjų, tai knygą skaičiau labai seniai. Ji pasirodė ir aš ganėtinai greitai ją ėmiau skaityti, bet nepamirštu tos knygos tą blogąją prasme. Ir kaip čia tiek Viktorija, tiek Indrė įžvelgia kažkokių pozityvių pusių, tai man vienintelis pozityvus dalykas ta, kad ji nestora. Nes jeigu ji būtų buvus, 50 puslapių storesnė, šią būčiau metus, kadangi čia gal labai negražiai nuskambės, bet Aušvico tema man yra tolygu vaikams atsiųstiems į talentų šou. Negalima kritikuoti, nesgi įsižeis. Negalima nieko blogo sakyti, nesiverks. Tai geriau patylim arba palinksim, paklapsim akytėm ir sakom, jei, fainiai, taip ir toliau. Ne, ta knyga man visiškai nepatiko. Ir turbūt reikėtų pradėti vien nuo to, kad klaikiai, pigus rašymo stilius. Visiškai. Man, ta prasme, rašyta kaip truputį negalę turintiems žmonėms ta knyga ir vien jau tai mane parmušinėjo. Taip pat ta knyga, kaip ir minėjau, lyg ir apie baisius dalykus, bet visas tas blogumas pateikiamas vos ne kaip hi-hi-ha-ha versija. Ir tos visos istorinės klaidos. Pripažinkim, Aušvico kitos koncentracijos stovyklos. Čia nebuvo kažkokia vaikų stovyklėlė Lazdijuose ar Varėnoje, kur tu gali gerai labai sutarti su savo kažkokiais prižiūrėtojais ir jie tau padaro ten nuolaidėlių. Aušvico knygoje atrodė, kad tas Leilas, kaip ten jo vardas, jau dabar aš nepamenu tiksliai, apsukęs visus SS karininkus, ten visi šoka pagal jo dūdelę, jis ten surinkinėja aukso gabaliukus ir suka varkės kaip niekur nieko tokioj vietoj. Ta prasme, žmonės, pripažinkim, tokių cirkų nebūna ir ten visi gyveno tokiom sąlygom, kad bijojo garsiau akim suklapsėti. Jo aš ten būčiau akių nepavarčius, va taip kaip vartau čia. Bet man ir nepasirodė, va taip ką tu kalbi, matyt, žinai, mes kiekvieną išvelgiam tų skirtingų kampų turbūt. Man nepasirodė, kad ten jisai taip jau labai su visais tais prižiūrėtojai sutarė ir panašiai. Ir dar gal kartais tas mūsų požiūris irgi į ką koncentruojasi labiau. Mes su Indre gal labiau susikoncentravom į tą jautriąją pusę, tu ieškojai istorinių klaidų. Bet ten parašyta knyga pagal tikrus įvykius. Vadinasi, nenukrypkim nuo istorijos. Jeigu tikrai įvykiai, tikrus įvykius ir aprašinėkim, nerašykim to, ko nebuvo ar kaip tu norėjai būti.
Plius aš nežinau, man Andrija pasakė, ir tu turbūt galėsi daugiau pakomentuoti, kad knyga pasirodė tik po to vyriškio mirties. Taip. Ir jau ten ta rašytoja, ta Moris, nu tokie irgi biškutį vištukė, galėjo kreipti viską, kaip jai buvo paranku. Ir mes dar prie to prieisim, bet seriale labiausiai atsiskleidžia, kiek jinai vištukė. Ai, nu tai va. Tai sakau, man kažkaip šita knyga, nu tikrai, ta prasme, nei literatūrinė, nei istorinė prasme netrodė gera, visiška bevertė. Gal ir galima, iš tikrųjų man irgi, kai skaičiau, buvo tas jausmas, kad kaip gali žmogui taip sektis. Ta prasme, nu kaip gali ir kaip jis iš vis ten išliko gyvas. Ir ta prasme, ir gal ta ir pabaiga tokia atrodo, kaip įmanoma, kad jis ją taip lengvai rado. Bet kažkaip, kai parašyta, kad įkvėpta tikros istorijos, nu norisi tarsi ir tikėti, kad nu bent jau daugmaž tai buvo. Aišku, kad ten aplipdyta turbūt kažkokiom emocijom, kad būtų ta knyga paveikesnė, tai taip. Bet po to aš iš kitos pusės pagalvojau, kad ir tarp mūsų dažnai pažįstam va tokį laimės kūdikį, kuris va visur praslysta. Nu tikrai turim savo kompaniją ten ar kažkur tarp draugų tokį žmogų, nu kuriam nors ir atrodo, jis ploniausių lynų, jis vis tiek nenukris, nors jis ne akrobatas, jam tiesiog sekasi gyvenime, pagau, nu gal jis iš tikrųjų toks buvo, gal slydo kaip žuvis per vandenį. Aš tai vis tiek dar galvoju, kad nu tai bet kokiu atveju nėra istorinis kūrinys, tai yra grožinė knyga, tik tai įkvėpta tos tikros istorijos. Bet jie rašo, kad tai yra historical fiction, tai reiškia, jeigu tu, nu, ta prasme, jinai taip vadina ir ji net pabaigoje rašo, kad 95% to, kas yra priešta šitoj knygoje, yra paremti tikrais faktais, yra išieškota informacija, kuri yra patvirtinta. Tai jeigu tu taip traktuoji, reiškia, mes turim tai patikėti ir priimti kaip už gryną. Taip, bet man sako, man vis tiek nuoširdžiai patiko ta knyga ir aš sakiau, jūs manęs neperkalbėsit ir aš dar laukiu skaitytas 3 sesijas. Tai viskas, okei. Mes dabar nekalbėjom apie tai, kad ten, kur tie 5% lieka fikcijos, tai mes nutarėm, kad ten galėjo būti netaisyklingai atkurti dialogai. Nes po tiek metų tu tikrai nepasakysi, ką žodin kalbėjo ten buvę asmenys. Ir kai kurie dialogai tikrai yra perspausti. Nu, ta prasme, kai kuriuos dialogus net ir sunku įsivaizduoti, kad tokioj situacijoje žmonės taip kalbėtų. Tai aš su šituo visiškai sutinku. Man tik tai, man ta būtent konkrečiai tema, man žiauriai patiko. Šiaip taip, apie Antrą pasaulinį karą, apie Aušvicą, apie koncentracijos stovyklas, visus tuos dalykus, tai mane jau nuo senai domina šitos temos ir vaikystėje netgi, kas galbūt per anksti šiek tiek susipažinau su šitom temom, labai domino, tai tikrai šitą knygą jau seniai buvau nusipirkus, anglų kalba stojo pas mane lentynoje ir norėjau jau seniai aš ją perskaityti. Tai pagaliau atsirado ta galimybė ir pabaigus skaityti aš tą knygą net visai galvojau, kad man patiko. Bet tada pradėjau galvoti giliau, tada pradėjau skaityti kitų žmonių nuomonės, faktus ir panašiai ir kuo toliau, tuo labiau krito ir net kuo toliau dar galvoju, dar labiau net krinta, nes kol kas pas mane jinai vertinta, man atrodo, 2 žvaigždutėm, bet aš net, manau, nuleisčiau galbūt iki 1. Ir tas parašymo stilius, kad taip labai greitai susiskaitė. Per kelias dienas tikrai labai ir tas mane ta tokia galbūt irgi euforija buvo, kad wow, kaip aš greitai ją perskaičiau, kaip lengvai persiskaitė, kaip buvo nu toksai kaip tikrai taip praslydo labai greitai, puikiai ir panašiai. Ir tas man išaukštino iš pradžių tą nuomonę apie knygą, kad jeigu taip lengvai susiskaitė, reiškia, man labai patiko ir buvo labai gerai. Bet tada pradėjau daugiau galvoti ir tada tai pasirodė, kad bet apie tuos veikėjus tenai mes net nelabai daug kažką sužinojom, visi tokie buvo gana paviršutiniški ir tada tas pradėjo toksai gilesnis galvojimas. Ir tada skaičiau žmonių, tai iš pradžių nuomonės, bet tos nuomonės po to buvo paremtos ir netgi Aušvico memorialinis muziejus, ir ne, tai jau čia tikrai ryškus dalykas. Jie šią knygą vertina kaip visiškai bevertę. Jie netgi išleido 7 puslapių tokį kaip atsišaukimą. Kaip straipsnį, nežinau kaip, bet jis dabar neina jo perskaityti, bet ištraukų galima visgi rasti, kaip tenais melagingai yra prirašyta, kaip taip negalėjo įvykti ir panašiai. Taip, aišku, kiekvienas, galim galbūt ginčytis, gal ir jie ne viską žinojo, gal ir jie ne viską turi visus faktus ar panašiai, bet tikrai, sakykime, pats jeigu muziejus, apie ką, kurioje vietoje tai visas veiksmas vyko, jeigu vertina kaip visiškai bevertę, kaip
klaidinančią žmonės ir jie net ir sako, vat kaip gaila ar ne žmogus skaitys ir pagalvos, kad va taip iš tikrųjų vyko, nes ir sako, kad paremta tikrais faktais, kad viskas yra išieškota, patvirtinta, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai ta knyga tikrai, jeigu vat faktiškai, istoriškai labai klaidinga, manau labiausiai šokiruojantis faktas, kas, nešokiruojantis, bet toksai, kad maždaug net kodėl. Tai noriu paminėti, kad kitos numeris, ar ne tas, kuris yra tatuiruotojas, tai yra vienas svarbiausių momentų knygoje, rašo, kad tai buvo 34902, bet iš tiesų jos numeris buvo net visiškai netoks. Tas numeris buvo 4562. Visiškai ne tas ir tokia detalė svarbi knygos ir visos tos istorijos, kam, kodėl. Ta prasme, kokia prasmė meluoti apie tokį svarbų dalyką. Tai jeigu tu sumeluoji čia, tai kaip aš galiu tikėti kažkuo visiškai kitu, ar ne? Taip pat apie peniciliną, tai tu irgi kažką girdėjai, ar ne? Kad jis negalėjo gauti penicilino jai. Bet ten įrašė, kad ne penicilinas. Ten įrašė, kad buvo kažkas penicilino pradmuo, ten ne penicilinas. Bet esmė tame, kad tokio dalyko negalėjo dar žmonės paprasti gauti. Dar buvo pačių pradžia. Nes ten aš gal šviežiausiai skaičius, ten rašė kaip kažkokia visai kita medžiaga, bet būtų atitikmuo mūsų penicilinui, nes tiesiog turbūt kažkoks kaip antibiotikas, bet kaip pradmuo penicilino ir po to jau po kažkiek metų atsirado penicilinas, tai ten tas gan šiaip aiškiai buvo parašyta ir aš angliškai, kai skaičiau, tai ir vadino tai penicilinu. Tai nežinau, galbūt lietuviškam... atrodė, kad lygia, nes žinau, su mama lyg šnekėjau ir jis sakė, kad nesąmonės rašo. Tai nes man atrodo, net buvo pavadinimas kažkoks kitoks to vaisto, tik tiek, kad ten jo kažkaip rašė, kad penicilino pradmuo ir kad, gal kad žmonėms būtų aiškiau, kad kaip dabartinis penicilinas, antibiotikas. Gal tada tas klaidino. Tai, tiesiog, mano versijoje, tai lyg, tikrai buvo, kad, norėjo įsigauti penicilino ir kažką gavo, ar ne, bet kad jai pagelbėjo. Tas, kad ką sakė, kad tokia išgražinta pasakų vos ne versija Aušvico, kad, taip, jam galbūt sekėsi, jisai išgyveno, tai tikrai jam turėjo sektis, jeigu jisai tuos visus metus išgyveno ir Gita išgyveno ir panašiai, tai tikrai ne visiškai viskas išgalvota, ką jis ten pasakojo, bet tas toksai irgi gyvenimas atrodė ėjo, kur norėjo, darė, ką norėjo, ten vienam žiedą padavė, kitam deimantą, kitam ten kažkokių dar gražybių ir panašiai, gavo šokolado, dešros ir visko, ir vaistų, ir ten kam ko reikėjo, ir išgyveno, ir visas laimingas tenais prabuvo, tai tas irgi toksai atrodė, kaip ir irgi tokia kaip fanfiction versija. Bet natūriniai mainai klestėjo Aušvice. Aš ne vienoj vietoj skaičius, kad realiai tie karininkai vokiečių, jie buvo labai, ta prasme, imlus šitom brangenybėm, kyšiam. Ir Aušvice, tai čia gal... Tas tai taip, aš nesakau, kad čia kažkas melaginga, bet tiesiog sakau, kaip viskas jam taip lengvai ėjosi, tas truputėlį įdomiai skamba nes atrodė, kad kur jis ėjo, ten jam sekėsi. Tas Lombardo savininkas. Ir tas toksai, kad ten padavė tai šokoladą, tai nuėjo į ten tuos barakus vos ne ir pasimylėjo su savo mergina ir tenai, tokis kažkaip labai, kažkoks skaitai ir atrodo visai fainai ten. Visai galvoju, tai čia gal aš negalvojau, kad visai fainai, man buvo tokių irgi kabliukų, bet man vis tiek įdomi ta tema ir aš skaičiau seniai, tai paskutinę prieš tos metus skaičiau Aušvicos temą, bet man vis tiek gal, aš šiauriai niekada nemėgau istorijos. Mokykloje nemėgstu tų tokių tipinių istorinių knygų, kur yra sausi faktai kažkokie, kur reikia daug mąstyti, tikrint faktus ir kažką. Ir turbūt mano toks pasąmoninis sprendimas, tas knygas yra skaityti kaip grožinę. Tai aš neapsikroviau tiek, kiek judvi ir netikrinau faktų tikrai. Ir gali būti, kad tai ir prisidėjo prie to labiau, kad man tos knygos patinka. Taip, jeigu perskaitai ir nepatiko ir užvertėjai ir pasidėjai, tai tada nesigilini ir savęs neapsikrauni ir visai gerai, bet mes su nesveikom smegenim pradėjom daugiau kažką gilintis. Ir šiaip tai, jeigu kažkam įdomu, yra angliškas labai geras mano straipsnis apie visą tai, pavadinimu The Fabulist of Auschwitz, parašytas Kristen Kennelly svetainėje themonthly.com.au, tai yra australų. Tai ten daug detaliau ir daug daugiau visko prirašoma ir taip pat rašoma ir apie Cilką. Tai ką dar norėčiau paminėti, tai kad Lalės, jo šiaip vardas knygoje yra parašyta Lali, bet iš tikrųjų net vardas yra Lalė, o ne, tai net ir vardas jo pakeistas, nesvarbu, bet jų sūnus iš pradžių palaikė labai tą knygą, bet vėliau perskaitęs iš tikrųjų jau
perskaitė, tai net irgi buvo nepatenkintas tuo, kas buvo parašyta. Tai va tas irgi, ką sakai, kad po jo mirties, tai nežinia, kiek pats jisai ten to papasako, kiek po to jinai tai viską interpretavo savai prašytoje. Ir aš manau, kad labai tikėtina, kad jinai ten prikūrė savo pati, nes žmogus amžiai ir žmogus grįžęs iš tokių traumuojančių patirčių, kiek jisai buvo pajėgus papasakoti tikros realybės, kiek jo buvo haliucinacijos ir panašiai. Gal tiesiog kartais psichologiškai susiveikia ta tokia savigyna ir blokuoji tuos labai blogus dalykus ir pateiki kažkokius gražesnius atsiminimus. Gali būti ir tai. Bet tu labai teisingai pasakai, neaišku, kiek jis pasakė tiesiog tiesos. Taip. Gal čia jis norėjo taip gyventi, o jis iš viso tuo neturėjo taip atsiminti. Gal jis norėjo taip atsiminti. Nes tai tikrai, vat ką Aurelija, tu sakai, kad ne stovykla. Taip, mes visi tai suprantam, čia ne vaikų stovykla. Ir aš tai labai tikiu tuo, kad ypač pažiūrėjus serialą, man serialas labiau patiko negu knyga, bet ypač pažiūrėjus serialą, man patiko vat, būtent ta siužeto linija, kaip yra pateikiama jo emocinė būklė grįžus. Haliucinacijos, nemiga, kažkokie netgi, gal sakyčiau, paranojos, šizofrenijos užuomazgos, kur žmogus nebegali kokybiškai gyventi pilnaverčio gyvenimo, nes ta praeitis jį persiekia. Dėl to iš to kito kampo, kaip pateikiama jo ta būtis, nes seriale labiau gal ir rodoma, kaip dabar jisai gyvena su atsiminimais į praeitį, su atsiminimais iš tos koncentracijos stovyklos. Tai dėl to aš ir galvoju, kad kiek jisai buvo pajėgus papasakoti ir kiek jisai norėjo papasakoti. Ir tam serialė, aš tik tai 3 serijas dar kol kas peržiūrėjau, šiaip tai man kol kas irgi labai nepatiko serialas ir dar, toksai iš viso, kadangi taip visiškai viskas vyksta ne taip net pagal knygą, tai taip gali tai sakyti galbūt, kad iš kažkokio kito kampo ar panašiai ir tas jo irgi rodo, kaip jisai papasakoja Heather kažkokią istoriją ir po to parodo, kaip galbūt iš tikrųjų tai viskas vyko. Tai daug tokių tenais vietų, kas manau galbūt gerai, kad parodo, kad galbūt iš tikrųjų jisai ir papasako tą, ko norėtų, kaip tai buvo, bet galbūt tai buvo kažkaip visai kitaip. Tai serialą aš dar nebaigiau, bet irgi taip kažkaip labai keista, kodėl taip kitaip viskas tenais negu knygoj, bet bent jau ten iš tikrųjų tikrą numerį kitos. Ir aš, kai žiūrėjau serialą jau irgi prieš kažkurį laiką, tai tu man priminkiai, ką pataisyk, ten įrodo, kad jisai tą Heatherai papasakoja, po kurio laiko grįžus namo užrašinėja. Mano aš 3 serijoje, aš dar nemačiau jos rašant. Jinai tik sėdi ir klauso. Man atrodo, kad aš kažkurioje gali būti, kad ten lingalo kažkur, kad man kažkoks toks, arba aš taip noriu atsiminti. Nes jisai vienoje vietoje ir sako, o tu tikriausiai galbūt daug parašėjai, aš nekantrauju pamatyti ir jinai taip, jo. Jo, ir šitoj vietoje irgi gali atsirastų tokių netitikimų, improvizacijų, interpretacijų, nes negi nesėdėjo čia ir dabar nerašė, neįrašinėjo į diktofonus ar panašiai, tiesiog klausė jo istoriją. Tai gal tas serialas man dar labiau padėjo į knygas Aušvito tema žiūrėti grinai kaip į grožinę literatūrą, o ne jokią istorinę. Ir tas, kad apie rašytoją irgi tam, kur čia straipsnį paminėjau, tai ten yra ir audio toksai, yra intarpų iš interviu su ją ir panašiai, bet jai, kai buvo pateikiami tie punktai, faktai, kad kodėl čia nėra teisinga, čia taip negalėjo būti, čia tas ir anas, ir Aušvico muziejaus visi tie aprašymai ir panašiai. Ir jinai pasakė, kad aš tiesiog rašiau istoriją per jo atsiminimus ir aš rašiau holokausto, kaip iš anglų į lietuvių nelabai galbūt išsiverčiu, bet maždaug tiesiog istorija, kuri vyko tenais, bet ne holokausto istorija. Jinai bandė taip irgi išsivartyti, kad maždaug aš čia tik tai, tenais vos nepaliečiau to, bet tai nėra faktiškai, bet kodėl tada tu sakai, kad tai yra faktiška, jeigu tai nėra. Labai jau čia daug. Tu esi nekompetitingas, tai visai bandai vartytis, taip, aišku. Ir tik tai apie Cilką irgi minėjai, kad skaitai, aš neskaičiau Cilkos kelio, bet irgi norėčiau tą paminėti, kad knygoje šitoj minima yra veikėja irgi taip pat Cilka ir apie kurią po to parašė Heather 2 knygą. Tai tik tai tiek, kad jos posūnis, kai atėjo Heather, paskaitė jai iš tos knygos irgi dalis, nes neleido jam perskaityti visos knygos. Tai jis buvo labai nepatenkintas ir su ją net davė į teismą už tai, kaip... Čia Cilkos posūnis. Taip, kaip ją vaizdavo. Iš tikrųjų po to
padarius daugiau paieškos apie ją, paaiškėjo, kad jinai kaip tatuiruotoja užrašyta nebuvo tokia miela, gera ir pagalbi visiems. Pasirodo, jinai buvo gana žiaurus žmogus. Ji netgi pasiuntė savo motiną į mirtį ir visiems apie tai gyrėsi, kad aš įsodinau savo mamą į, ten vos ne tą dujų kamerą. Ir iš tikrųjų buvo pagarsėjus ne vienu liudijimu, žmonių pasakojo, kokia jinai buvo žiauri ir nors buvo labai jauna, bet visi jos bijojo. Taip, tai ta Cilka, kuri atrodė tikrai labai, taip galbūt jam ir pagelbėjo ten toj vietoje ar ten kažką tokio, bet toj knygoje bent jau Aušvico tatuiruotojam, kad jinai tikrai atrodė miela, gera ir tokia. Bet Cilkos kely aš, aišku, irgi seniai skaičiau, bet neatsimenu, kad ten būtų tokia minkšta pūkuota pateikta, žinai. Tai toj knygoje, žinai, susimaišo faktai, susimaišo, ką sūnus žinojo, tas posūnis žinojo apie savo pamotę, susimaišo kas knygoje ir iš tikrųjų visa tai susimaišo ir tada, žinai, vieni pyksta ant kitų ir panašiai, bet tik tai, kas buvo paminėta tai pirmoji knygoje iš to, kad kokia jinai buvo, jinai visai kitoj net vietoje dirbo, prie to net, žmonių pasiuntimo į mirtį. Tai tai tik tiek, kad, irgi, kaip pateikiamas žmogus, kaip iš tikrųjų buvo, tai tokių labai Bet dar ką noriu pasakyti, kai Aurelija sakė, kad ta rašytoja atrodo kaip tokia vištukė, nekompetingai rašyti. Man kas pasirodė ir seriale, kai jinai kaip slaugytoja ateina pas tą Leilą, ne? Jinai tokia pletkų surinkėja atrodo. Ir, pavyzdžiui, aš serialą žiūrėdama, tai man nesisekė jos susiet su rašytoju. Ta prasme, neįsivaizduoji to žmogaus, kad tas personažas galėtų rašyti knygą. Ta prasme, niekaip. Man tokia pletkų buvo. Ir man ta aktorė Melanie Linsky tai labai patinka, labai yra nuostabi, puikia aktorė, tai nežinau, gal iš to ir tokia ir pasirodė, kad jinai tenai... Gal. Bet ir iš serialo, manyčiau, realiai ją ten galbūt ir pavaizduoja. Turbūt. Žinokit, vaikai, labai mes čia įsijautėm. Taip, nebeturim laiko. Tai pereinam prie išteisinimo ir pasmerkimo. Ir reikia labai kažkaip neišsiplėsti, ne? Tai galiu pradėti aš. Ką aš rekomenduoju? Vėl aš labai išsirenku pavardės tokias įdomesnės. Tan Tuang Eng. Vakaro miglų sodas. Tai yra Malaizijos rašytojas ir knyga apie japoniško sodo kūrimą. Tai yra vieno iš Malaizijos salų atvykęs japonas, rodo malaizietį, kaip daryti tą sodą, ji po to ganėtinai įsitraukia į visą tą veiklą ir paraleliai gretimai vyksta rezistencinės kovos toje saloje. Vis dar šalis net gavus priklausomybės kovoja su japonais ir žmonės kaip ir nemėgsta japonų, bet tas meistras, sensėjus, jis kažkaip vis tiek sugeba palenkti žmonės į savo pusę ir tada staiga jis dingsta. Ir jau po daugelio metų bandoma aiškintis tai jo dingimo istorija, visi niuansai, kodėl jis išvyko, kur išvyko, ar jis buvo nužudytas. Žodžiu, tikrai labai faina knyga. Ir dar yra tokia maža detalė, jis buvo tatuiruotojas. Į temą, ne? Bet tuo metu Japonijoje buvo labai populiarios tos jakudзу tatuiruotės, kur visą nugarą ir rankas apipiešdavo. Ir ta mergina sutiko, kad ją ištatuiruotų. Ir rašo apie tai, kaip tas tatuiruotės darė, kaip skaudėjo, kaip viskas vyko, kaip rinko tuos piešinius. Žodžiu, tikrai labai graži, labai subtili, labai maloni knyga, kur norisi skaityti toliau ir nėra taip, kad dar porą puslapių ir jau padėsiu. Būna taip, kad dar porą puslapių, nes labai įdomu, kaip bus toliau. O pasmerkiu knygą, tai Caroline Kepnes 2. Čia ir serialas yra. Čia tas, kur You serialas tas. Apie tą tokį vyruką, ne? Aha. Nemačius, neskaičius, bet... Visiškas iškrypėlio vadovas. Ta prasme, jeigu norit tapti iškrypėlį, skaitykite tą knygą. Ten viskas nuo laikų. Rekomenduot šiaip. Tai ir smerkia. Tai taip, bet sufleruot, žinai, nereikėtų. Net, tikrai viskas ten yra kvaila, nuo dialogų visiškai lėkštų, nuo to, kaip Indrė pirmai kalbėjo, jog būna tokių žmonių, kurie eina plono ledo paviršium. Tai taip jis nužudo ir vos nes su policininkai sukerta pataką ir eina toliau ir jo niekas nepagauna. Tikrai buka kvaila knyga ir niekam nesiūlau jos skaitytis. Gerai, tai aš rekomenduočiau Joan Gomez Jurado Raudonoji karalienė. Tai čia tokiem irgi detektyvų labiau mylėtojam, tikrai neblogas detektyvas, jo dar
neseniai išėjo antra dalis, turėtų pasirodyti lietuvių kalba išversta ir trečia dalis, tai visai nekantrauju paskaityti antrą dalį. Tikrai, kas mėgsta tokio tipo knygas, tai ir apimties jinai turi, man atrodo, apie kokius 500 puslapių, bet skaitosi lengvai, įtraukia. Na, tikrai geras detektyvas, neturiu kažko labai prie jos prikipti, išbaigtas be jokių ten tokių vietų, kur labai gali prisikabinti. O smerkiu knygą ir turbūt gali būti, kad dabar daug kas pasmerks mane, ne jūs. Čia labiau gal iš mūsų vyresnės auditorijos skaitytojų, bet aš jau iš karto labai atsiprašau, kam patiko ta knyga, viskas gerai. Tai smerkiu Editos Mildažytės Pelynų medų. O tu drąsi. Nes tiesiog pradėjau skaityti tą knygą, jin manęs neužkabino. Tiesiog, neturiu nieko kažko labai blogo pasakyti, bet tiesiog jinai nepalėtė manęs, neužkabino. Aš perskaičiu 30 puslapių ir tiesiog ją atidaviau, nežinau, kad pas mus yra labai daug moterų, kurios laukia tos knygos, nekantrauja ją perskaityti. Tai galvoju, kam aš čia per prievartą skaitysiu, jeigu yra kas tikrai nori skaityti, tai tiesiog aš čia pasakau savo nuomonę ir gal tiesiog aš per jauna tai knygai, nežinau, nepalėtė jinai manęs ir... Bet tu jau kietesnė už mane, nes man net nekilo noras jo skaityti. Tai va, tai čia tiesiog reikėjo kažką pasmerkti, aš ir pasmerkiau. Mane tai šiaip sudomino, kai kurių žmonių, kai išgirstos mintys, tai ir pabuvus ten tam susitikime su ja, kaip jinai bendrauja vis tiek su žmonėm, tokia charizmatiška asmenybė. Tai šiaip, noras paskaityti yra, bet nežinau, ar kada aš prie jos prieisiu. Aš tai perskaičiau ir negaliu pasakyti, kad patiko ar nepatiko, tiesiog knyga, tiesiog kažkieno istorija. Matosi, kad įdėta tikrai pastangų parašyta istorija ir kai kurie skyriai tokie labai skausmingi. Tai vat kas man patiko, tas rašymo stilius, kad tikrai emocija išgauta. Dabar mes skaitai ir jeigu tie veikėjai, tie visi personažai, ta rašytoja jaučia liūdesį ir atrodo, tu jį irgi jauti. Ar ten jeigu visiems smagu ir hi ha, tai atrodo ir tau šypsena kelia. Ta prasme, labai taip įtaigiai parašyta, bet, knyga ir tiek. O aš labai noriu rekomenduoti Leila Slimani Lopšinė. Čia prancūzų rašytojo romanas. Aš galiu. Ką pasakyti? Pasakyk. Aš ją užsirašiau, šitą knygą, kaip Afrikos rašytojos, nes Leila yra iš Maroko kilus. Bet suradau informaciją, kad Taip, ji dabar kaip Prancūzijoje, bet jos kilmės šalis yra Marokas. Bet labai patiko man ta knyga, labai intriguojanti, kaip ir neradau, kad jinai būtų priskirta prie detektyvų, jinai kaip romanas. Bet ten tokio neblogo ir detektyvo, ir truputį lyg mistikos gali išvelgti, bent jau aš taip išskaičiau joje. Gal dėl to žiaurumo ir pačios situacijos? Turbūt dėl to žiaurumo ir situacijos, nes knyga tikrai žiauri ir aš kai taip perskaičiau, Aurelijai sakau, man kaip mamai, tai čia iš viso buvo baisu skaityti kai kurias vietas, nes ten liečia ir mažą vaiką. Tai tikrai labai gera knyga, labai stipri knyga, labai paveikia knyga ir labai rekomenduoju. O nerekomenduoju Jennifer Echols Deginant tiltus. Ta knyga yra kažkas baisaus. Tai buvo viena pirmųjų knygų, kurias mes skaitėm su mano jaunimo knygų klubu. Ir jaunimui patiko, tai aš turbūt per sena tai knygai. Bet, labai blogai. Labai lėkšta, labai paviršutiniška, labai tas paauglių, tas gyvenimas, tos jų problemos taip aprašytos, kad nejaudina. Vat kaip Indrė sakė, jos neužkabino. Manęs irgi neužkabino ir aš atsimenu, kaip prieš knygų klubą jau prieš susitikimą aš dar sėdėjau jaunimo erdvėje ir jau prieš renkantis tom merginom ir atsivertus paskutinius bent puslapius ir direktorė atėjo ir sako, bet jau tikrai matosi, kad tau nepatinka. Nes tikrai labai blogai, tai nerekomenduoju. Gal jaunimui bet auditorijai, kuri galvoju, kad mus labiau klauso, tai nerekomenduoju. Taip, tai aš visų pirma parekomenduot norėčiau. Tai knyga You Exist Too Much, parašyta Zaina Arafat. Lietuviškai ši knyga dar nėra išversta, bet būtų labai labai faina, kad būtų išversta. Aš sakyčiau, kad ji yra viena mano mėgstamiausių knygų. Lietuviškai tai verstusi maždaug Tu per daug egzistuoji. Tai apie taip maždaug ta knyga ir yra. Tai šitam romane pasakoja apie neįvardintą Palestinos kilmės amerikietę. Pati autorė taip pat yra Palestinos kilmės amerikietė. Ir ta veikėja kovoja su savo destruktyviais santykių modeliais ir savo biseksualia tapatybė.
Ir po daugybės įvykių, nesėkmingų santykių, ji kreipėsi į pagalbos į netradicinį gydymo centrą, kuriai diagnozuojama meilės priklausomybė. Tai šitą knygą skaičiau, pradėjau skaitau ir galvoju, ar čia apie mane? Tikrai toks jausmas apėmė skaitant, skaitau, nu taip, aišku, tenai ne faktiškai ar kažkaip taip, bet apie patį tokį asmenybės tipą, apie va, tą meilės priklausomybę, ką sakyčiau, man galėtų taip pat irgi diagnozuoti. Tai va, skaičiau ir tokį iš karto save tai pamačiau toj knygoje ir tikrai va, ta mintis iškart iškilo, kad wow, kaip čia dabar paskaitė mano mintis ir mano, nu, taip va, gyvenimą. Nors, aišku, visiškai skirtingos kilmės ir panašiai, bet taip vat labai pajaučiau tą veikėją. Knyga ši yra pasakojama per praeitį ir dabartį ir aprašo jos kelionę siekiant suprasti, kaip palestinietiškas paveldas, tėvo apleidimas ir motinos seksualumo atmetimas suformavo jos desperatiškas meilės ir priklausomybės paieškas, keliaujant tarp Jordanijos, Italijos, Palestinos ir Jungtinių valstijų. Tai knyga nėra labai stora ir tikrai labai greitai skaitėsi, lengvai, maloniai ir, sakau, tikrai priskirčiau vieną mėgstamiausių mano knygų skaitytų. Bet šiaip net, man atrodo, kitas kalbas, galbūt tik tai angliškai jinai ir kol kas egzistuoja. Nors jau išleista tikrai, bent porą metų, tai tikrai. Tai šitą labai rekomenduočiau, jeigu skaito knygas anglų kalba, tai galite jau ir dabar pabandyti. O ko nerekomenduočiau, tai viena iš tų knygų, ką perskaičiau šį mėnesį, tai būtų The Alchemist. O, Jezu, kaip aš tave suprantu. Aš žinojau, kad rasiu draugę čia. Tai žinok, dvi. Kad draugų turiu, tai taip, šitą knygą dar aptarsim su vaikais rytoj, su vaikais, su paaugliais, su savo klubo nariais. Bet jau iš kai kurių taip pat girdėjau, kad ar nepabaigė, neužkabino, nepatiko, neperskaitė, tai... Taip, tokia populiari knyga, tokia visų išgirta ir atrodo visiems tai patiko ir pakeitė gyvenimus. Ir aš ir perskaičiau ir sako, aš va dabar visiškai kitaip galvoju apie tą, kitą. Ir aš perskaičiau tą knygą ir galvoju, kur? Aš skaičiau tą knygą, varčiau akis. Ir taip, galbūt buvo kažkokių eilučių, vietų, kur, galbūt tiksliai kažkas užrašyta, bet toks, nieko naujo. Ta prasme, tu ten, nežinau, pirmoji klasiai, gal kažkoks plakatas ant sienos kabėjo, siek savo svajonių. Tai čia realiai knyga apie tai. Ir kaip jam irgi taip pat viskas sekasi ir tas irgi ta esmė, kad jeigu tu kažko turi savo tą lemtį, tą savo svajonę, tai tu jos ir siek ir tau visa visata pagelbės tai įgyvendint. Ir jis taip ir praslysta po visus, ten jį apvogė gal 3 kartus, bet jisai vis tiek įgyvendina, čia jau spoilers, savo tą, sakykime, svajonę. Ir tada, vis tiek viskas buvo ten, kur jis. Bet aš, žinok, perskaičius irgi žymėdama Gudryce tą vieną žvaigždutę, galvoju, paskaičiau apžvalgas kitur, galvoju, čia su jais negerai su manim. Nes, atrodo priešingai, tikrai, ką mes jau esam kalbėję, kad, ten taip išgirta tokia keičianti gyvenimus, nieko man nepakeitė, atėmė laiką iš manęs tik tai ir viskas. Kaip tai nepakeitė? Sužinojai, kokia tu protinga? Aš ją skaičiau paauglystį ir aš net neatsimenu, apie ką jinai. Oi, tai jinai tave turbūt irgi palietė. Ir ta prasme, aš tikrai ją skaičiau tada, kai buvo labai ant bangos, tai man buvo kaip 15-16 metų, jau seniai labai ant bangos, bet kažkaip matyt buvo gal ta antra banga tokia atėjus ir labai pas mus jie ir klasiai skaitė ir aš ją perskaičiau, bet turbūt labai iškalbingas faktas, kad neatsimenu apie ką. Tai turbūt tikrai nepalėtė, nes jo, esu mokyklai skaičius ir kitų tų knygų ir iš sąrašų ir taip toliau ir tikrai yra tokių, kurias aš iki dabar atsimenu ir net galėčiau parekomenduoti, kaip kad geros knygos tikrai paveikė mane, ypač tokio jauno amžiaus, o čia kažkaip nieko neturiu ką pasakyti, visiškai tuščia galva, atrodo kaip, nežinau. Ir siek savo tikslo. Taip, siek savo tikslo ir tau visata pagelbės ir vėjas ir dykuma ir panašiai. Ir tas tokius tie fantastiniai tokie elementai, kažkokie beryšio, kažkokie... Ten tų audrų sukėlimai ir panašus. Jo, kad jisai ten taptų vėjų ir panašiai. Ir ten tos irgi man kas po... Jisai realiai knygos pradžioj buvo laimingas savo gyvenimu, sau ganė avis. Taip. Keliavo, kas ir buvo jo svajonė keliauti šiaip, buvo sutikęs merginą, kurią buvo įsižiūrėjęs ir laukė tos dienos, kai jis grįž pas ją ir panašiai. Ir tada prie jo ten kažkoks karalius prie jo ir maždaug ne, tu turi, ten tu sapnavai, tai tu klausyk, ką ten sapnuoji ir tau būtinai reikia dabar tai gyvendinti ir jis tada išvaro ir tam net ir merginą pamiršta
Viską pamiršta. Viską pamiršta ir ten jam po to net, nu, kažkaip taip, ką žinau. Bet žinai, man tos istorijos moralas truputį buvo toksai. Jis ten sumastė, kad ieškos to savo lobio. Varė jis per tą Afriką, atsidūrė Egipte, tada grįžo namo ir paaiškėjo, kad tas lobis visada buvo apkastas po tų altorium. Tai pasirodo, kad persistengti nereikia. Ne, nereikia. apsidairyk. Jo, čia tokia gal pamoka, kad pirmiausia apsidairyk aplink save, tik tada jau Va, siek čia gal kažkokių mintis, žinai, džiaugiasi tuo, didelių ką turi. toli, jo. Kas arti. Ir dar mačiau komentarų, kad irgi buvo viena nuomonė, irgi Gudryca nuprašė, kad nepatiko jai ta knyga, ten tokiam kažkokia mergina ir ten savo tas visas nuomonė ir panašiai. Ir komentarai buvo, tu tiesiog nesi pasirengus priimti nušvitimą ir tau dar netėjo tas momentas ir panašiai ir tu nesi verta tos knygos ir vertės ir visko panašiai. Ir aš taip galvoju, Jeigu tokio tamsa mums tinka. Pabūsiu aš čia šitoj tamsoj gal. Davatkynas. Tai reiškia, mes visos nevertos. Ne. Kartais geriau būti nenušvitus, o Ne, tiesiog. Mums tamsa tinka, viskas su mums gerai. Tai va. Einam prie iššūkio, nes aš nebeturiu laiko. Tai iššūkis buvo primestas Aurelijos praeitą kartą ir kasgi tai buvo. Afrikos rašytojo knyga. Kas norėtų pradėti? Tai galiu ir aš. Gali ir tu, nes aš tikrai, jeigu reiktų apkalbėti, buvau pasirašius apie Leilos Slimanį lopšinę, Viktorija labai gražiai papasakojo, tai aš Bet aš ne tik išskirčiau. į vieną, tu prašau manęs nenuvertinti. Ne, tai aš šitą knygą išskirčiau kaip vieną tų tokių labiau įsiminusių. Taip, tai iš pradžių aš manau, kad yra svarbus faktas paminėti tai, kad Aurelija mus apgavo. Ir visos lentynos mes ten neturim Afrikos rašytojų. Correction corner. Sorry. Bet Afrikos rašytojų knygų turim gana nemažai. Ir aš iš pradžių pradėjau ieškoti lentynos, kurios pasirodo nėra. Tada googlinau pavardžių ir radau keletą ir knygų, neatsiminsiu, neužsirašiau pavadinimų autorių, bet patiko storiausia, aišku, ir jau panikavau, kad aš jos nespėsiu perskaityti. Tai ta pati minėta jau Chimamanda Ngozi Adichie Americana. Ir laimiai užėjo Indrė. Ir sako, žiūrėk, man reikia, užsisakiau, rezervavau per biblioteka.lt dykumų gėlę. Sakau, taigi aš ją skaičius. Tai reiškia, aš turiu apie ką kalbėti. Aš skaičius, tai Varis Dėrė, nežinau kaip tarti. Dykumų gėlė, kuriai daviau 4 žvaigždutes, patiko. Tada skaičiau tos pačios rašytojos Juoda moteris, balta šalis ir jau daviau 1 žvaigždutę, nes atsiranda įspūdis, kad jinai kaip pasisekė su pirma knyga, tai bandė pakartoti tą pačią šlovę, bet tiesiog kartojasi tas pats per tą patį neįdomu, baisiai neįdomu, nuobodu ir panašiai. Ir tada skaičiau dar Hibo Varderį, Sužalota. Tai irgi daviau 4 žvaigždutes, labai patiko ta knyga, labai jautri knyga, irgi labai kalbama apie mergaičių apipjaustymą, apie mergaičių žalojimą, apie mirtis po šitos procedūros. Knygoj, kas man truputį, ne mano stilius tiesiog, tai va turbūt ir nuėmė tą 1 žvaigždutę, bet įtarpta straipsnių iš žurnalų, laikraščių, iš teismų. Jau čia su Andrija būtų medžių gavę. Taip, tai rekomenduoju. Tai yra tokių ištraukų apie tas tikras istorijas, tikrus faktus. Tai, kadangi tai nėra mano stilius, tai man tie intarpai skaitėsi sunkiai, už tai negavo 5 žvaigždučių. Ir dar ta Leila, aišku. Tai va, daug aš čia skaičius tų Afrikos. Tai aš skaičiau tą pačią knygą kaip Viktorija, Hibo Vardarė Sužalota, nes tiesiog dykumų gėlė man nespėjo ateiti laiku, tai mes abi nuėjome į abonementą ir aš pasiėmiau šitą knygą, nes šita buvo laisva, o laikas spaudė ir sako labai panašiai dykumų gėlė, tokia tematika gan panaši, sako, tai manau, sako, patiks ir aš po to dar sudvėjojau ir aš dykumų gėlės nesu seniau skaičius, nes gali būti, kad esu ir tada galvoju, gal tikrai geriau skaityti šitą, tai man irgi patiko tikrai knyga, tikrai kartais gerai tokias knygas paskaityti, nes kartais gyvenam tam savo mažam jaukiam burbule, tam savo gražiam pasaulį, kur atrodo viskas čia daugmaž gerai ir tada perskaitai, kaip kitose valstybėse, šalyse vyksta dar tokie baisus dalykai, kaip jaunų mergaičių, kurios kartais neturi nei 10 metų žalojimas, ten net buvo minimas ir kūdikių žalojimas ir apipjaustymas, kas jau iš vis irgi dar baisiau ir supranti, kad dar tikrai tokios valstybėse kaip Afrika labai dar reikia daug darbo ta žmogaus teisių ir moterų teisių apsaugos tema ir
tiesiog kažkaip tai labai didžiuojasi autorė, kad jinai nepalūžo ir tiek daug nuveikė, ne tik parašė knygą, bet apskritai nudirbo didelį šviečiamąjį darbą, emigravus į Didžiąją Britaniją ir kad tikrai daug padarė, kad bent kažkiek mažiau tų mergaičių būtų sužaloto ateityje ir kažkaip tikrai tai knygai gal net duočiau ir visas 5 žvaigždutes, nes man tie intarpai visai lengvai susiskaitė, va, kur sakai, kad tau nepatiko, tai man visai nieko, kažkaip visai irgi gerai suėjo ir visumoje tikrai gera, stipri knyga. Dar truputį užbėgu Andrijai už akių. Nepagalvokit, kad Afrikos rašytojai tik apie tai rašo ir daugiau knygų. Taip, kaip jūs skaitau tokią dabar. Ir pasirodo dar, kadangi tu pasakyta Leila irgi ten iš nuoga Afrikos, tai aš labai suprantu. Taip. Nes aš nežinau, ką tu Andrija skaitai, bet dar išskirčiau. Čia dabar tai yra baisioji dalis pasakyti autoriaus pavardę, aš iki šiol nežinau, kaip ją tart, bet jis lygtai yra Kuci, kur parašė Barbarų belaukiant, nešlovė, tai Pietų Afrikos Respublikos rašytojas su tikrai labai stipriais kūriniais. Ir man dar labai patiko, daviau 5 žvaigždutes. Abdul Razak Gurnah, tai yra Rojus, apie 12-metį vaiką, kurį tėvas atiduoda kaip skolą. Tai, tai tikrai labai labai rimtas reikalas. Aš pasidžiaugus šitų iššūkių nuėjau ieškoti knygų, ką turiu lentynose, realiai nieko neradau. Nuradau vieną knygą, kurią ir skaičiau. Bet tada pagalvojau, galbūt aš užsisakysiu kažkokių knygų, dar turiu ką paskaityti prieš tai kol tą perskaitysiu, tai ateis šitos knygos. Aš užsisakiau netgi 4 knygas, tik tai pavadinimus pasakysiu, bet tai knygos Under the Idolatries, kita būtų The Death of Vivek Oji, taip pat knygos Pet ir Bitter. Aš užsisakiau šitas knygas knygos.lt, čia nėra reklama, nes užsisakius šitas knygas paaiškėjo, kad jos ateis man maždaug 28-30 dienomis šio mėnesio, kada jau mes čia ir įrašinėjom, bet aš dar tų knygų taip pat ir nesulaukiau. Tai gerai, kad turėjau vieną kitą knygą vienintelę lentynoje, kuri buvo iš Afrikos, tai buvo Kairo knygynas, autorės Nadia Vasef. Ir kaip ir šita knyga yra, kadangi ir pavadinimas Kairo knygynas, ar ne, tai ir autorė yra iš Egipto ir veiksmas ir vyksta Egipte, ji rašo apie savo gyvenimą, tai yra autobiografinė knyga ir kaip ji su savo sese ir drauge įkuria knygyną. Įkuria vieną knygyną, tada įkuria daugiau ir tai kaip tie knygynai yra įkuriami Kaire, Egipte, apie visus politinius dalykus ir kaip žmonės iš pradžių neskaito tų knygų ir yra sunku, tai nelengvas dalykas. Tai aš jos dar nepabaigiau, nes aš maždaug per viduriuką man taip buvo nuobodu jos klausyt, kad aš tada ėjau Alchemiką skaityti. Čia stipru. Jo, čia žinai, tai blogybės. Pabaigiau Alchemiką ir tada grįžau prie šitos, tai man liko mažiau negu 100 puslapių, bet, man jinai, Jėzus Marija, jin tokia biskiai pinda atrodytų. Bet aišku, gal tokiai reikia būti, kad Egipte įkurtum knygyną su kitom moterim ir valdytum, tai tokia ir galbūt reikia būti, bet, biškiai, kaip skaityti apie jos tą gyvenimą, tai nėra taip labai džiaugsminga. Įtariu, kad likimas laukia kaip Indrijos karo. Negali to būti, aš turiu ją šiandien pabaigti. Labai tikiuosi, kad tai ir kažkaip stebuklingai įvyks. Ir dar tas, kad vertimas labai keistas. Skaičiau šitą lietuviškai, nors daugumą kitų šį mėnesį skaičiau anglų kalbą, šią perskaičiau lietuviškai. Labai tokių daug žodžių, kuriuos galima buvo normaliau lietuviškai išversti. Tokie vos ne angliški padaryti, taip, galbūt lietuviški dabar ir vartojami, bet tokių daug buvo kažkokių nenormalių žodžių, kuriuos neturėjau pasigūglinti, ką tai reiškia. Ir tokių kitų buvo, kad taip, kad anglų kalbą žinant, supranti, ką tai reiškia, bet kitas žmogus galbūt ir neįsiaiškintų, kas čia per nesąmonė. Ir tokių sakinių struktūros, ir šiaip kažkokių tokių visokių dalykų vertime, kažkoks negerai tenai su tuo vertimu. Tai tas irgi apsunkino skaitymą ir tos istorijos, jinai, sakau, nelabai man ten įdomu ir nelabai man ten rūpi, bet kadangi jau nedaug liko, tai jau aš ją tikrai pabaigsiu, bet šiaip tai, nelabai rekomenduočiau, nes ir vakar, kas matė tą knygą, ir Aurelija klausė, ir Viktorija klausė, kaip tau, ta knyga, tai nesivarginkit, aš manyčiau, nėra ten labai jau. Tai gerai. Ten tik viršelis gražus. Jo, viršelis toks visai fainas ir aš ją gavau, man atrodo,
kai baigiau Šiaurės licėjui dirbti, tai kažkaip galbūt dalino dovanų knygas ir vat dėl to jinai pas mane ant lentynos ir buvo, aš jos pati nepirkau. Tai tokia tos knygos atsiradimo pas mane ir perskaitimo istorija. Ir dabar. O pabaigai vėlgi naujas iššūkis ir buvau sugalvojęs vieną iššūkį, tada pasižiūrėjau, ką galbūt galėčiau paskaityti pagal tą iššūkį ir tada turėjau staigiai sugalvoti kažką kito, nes supratau, kad nieko gero nerasiu. Pati asmeniškai pamačiau, kad jūs... Tik apie save galvoja, ne? Ne, tai aš jau užduok tylį, nes galvojau, bum, tai čia bus batai. Aš pamačiau, jūs, manau, galėjo atrasti kažką gero ir įdomaus paskaityti, bet aš, aišku, savanaudiškai pamačiau, kad O galim sužinoti, kokia ten būtų buvus tema. Ką mes praradom, ko mes netekom? Galvojau užduoti paskaityti knygą iš tų metų, išleistos tų metų, kai buvom gimę. Tai 94 metais nelabai tenka patraukiančio akį. Aš manau, kad žinok, apie 90-uosius buvo praščiau. Labai apie kolūkį daug. Galbūt lietuviškų kažkokių gal ir buvo, kažką aš tiesiog žiūrėjau iš karto angliškas kažkokias, galbūt tikėjausi, kad ir turiu gal kažką, kad nereikėtų naujo įsigyti, bet taip neatsitiko, tai dėl to aš išmečiau šitą idėją pro langą ir sugalvojau staigiai kitą, tokia manyčiau labai man on brand dalykas. Tai jums būtų iššūkis knyga, kuri patraukia tavo dėmesį dėl viršelio. Tai nesvarbu, aprašymė ten galbūt įdomu, neįdomu, bet pamatėt viršelį ir wow, kaip įdomu. Tai aišku, tai dažnai būna, kad perskaitai ir galvoji, velnias mane čia nešė šitą knygą, bet aš dažnai gražaus viršelio esu auka, tai vat ir uždaviau tokią jums užduotį. Čia gera. Gera. Aš iškart pagalvojau, kaip išsirinkti, nes tų akį patraukiančių viršelių, Daug. ypač pastaruoju metu, kokios yra leidžiamas, tikrai labai gražių yra knygų, bet, ką žinau. Aš manau, man irgi bus labai sunku, nes kadangi pas mane ant lentynos daugiausia knygos, kurios patraukia mano akį dėl viršelio. Bet žinot, įdomiausia yra tai, kad praėjusią savaitę parsinešiau vieną knygą namo dėl viršelio. Ji vis dar stovi pas mane ir bus labai gerai panaudota. Fantastika. Tu tiesiog gražiesi viršelį dabar. Dabar taip. Gal, žinai, nenučiupintų. Tai va, tai džiaugiuosi, kad ir jums pasirodė įdomus šitas iššūkis ir lauksim kito karto. Taigi linkiu mums ir jums gero skaitymo. Gražios vasaros. Iki kito karto. Kad neatvestų orai iki.